Seniai, tolimoje pasaulio kertelėje, kalnų papėdėje, tarp Rumdalo slėnio kalnų, gyvavo paslaptinga nykštukų karalystė. Nykštukai garsėjo ne tik savo neprilygstamų sakalių meistriškumu, bet ir gebėjimu rasti aukso grynuolius ten, kur kiti matė tik akmenis ir dulkes. Rumdalo kasyklos buvo jų pasididžiavimas, gelmės, kuriuose slypėjo neišsenkami aukso klodai. Tačiau ši šlovė truko neamžinai. Sakoma, kad prieš 486 metus viena nykštukų kalnakasių grupė, vedama smalsaus, bet itin gobšaus kalnakasio Kurmiasnukio, netyčiomis prasikasė į slaptą drakono olą. Oloje buvo nesuskaičiuojama galybė aukso. Šis auksas nebuvo paprastas. Kiekviena jo dalelė skleidė magišką švytėjimą. Kurmiasnukio grupė įžengusi į olą, iš gelmių išgirdo gilų drakono Hidrogeno balsą, prabilusi nykštukų kalba. Hidrogenas šimtmečius saugojęs šį lobį, pažadėjo sunaikinti bet kurį, kuris tik išdrįs paimti jo turtus. Kurmiasnukio gobšumas užtraukė nelaimę. Hidrogenas smogė visai kasyklai ugnies bei griūties banga. Daugelis nykštukų buvo įkalinti gelmėse, o tie, kurie išsigelbėjo, prakeikė šią vietą ir pažadėjo daugiau niekada ten negrįžti. Legendos byloja, kad didžioji dalis aukso vis dar žėri giliai po žeme šachtų tamsoje.